Labadiena. Ar esate kada nors susimąstę, kaip perduodama elektra? Jeigu jūsų atsakymas buvo variniais laidais, Tai jūs esate teisūs. Tačiau yra būdų, kuomet elektra gali būti perduodama nenaudojant laidų. kelis iš jų mes jums ir pademonstruosime. Pirmasis būdas yra elektrą perduoti grafitu. Šiam bandymui mes naudosime baltą popieriaus lapą, šviesos diodą, multimetrą, elektros šaltinį naudosime elementą. Taip pat mums dar prireiks minkšto 8B pieštuko. Tikriausiai jums kyla klausimas, kodėl būtent tokio pieštuko mums reikės. Naudojant tokį pieštuką, ant popieriaus pasilieka daugiau grafito. Todėl juo elektra teka geriau, nei pavyzdžiui naudojant paprastą HB pieštuką, kurio piešiant ant popieriaus pasilieka nedaug grafito, kuriuo elektra beveik neteka. Dabar matuosime varžą. Stumiant vieną nuo kito kuo toliau, matome, kad varža didėja. Taigi pernelyg ilgų linijų mes daryti negalime. Kuo varža mažesnė, tuo diodas švies ryškiau. Taigi dedame pliusą prie vieno takelio ir minusą prie kito takelio. Ir dedame diodą. Matome, diodas šviečia. Čia turime namo kambario imitaciją ir štai čia aplinkui yra apvesta 8B pieštuku. Yra paryškinta, kad juo galėtų tekėti elektra. Dabar pamatuosime varžą, prie vieno dedame prie kito ir yra 0,04 ohmų. Kitoje pusėje 0,05 ohmų. Sujungti jų negalime, nes tada kitaip niekas neišeitų. Liestis prie kitur irgi negalime, nes tada taip pat niekas neišeitų. Tai dabar dedame vėl elementą. Imame vieną laidą, dedame prie čia, kitą prie čia. Prispaudžiame ir dedame. Ir matome, dega. Neryškiai, nes yra pakankamai didelė varža, bet vis tiek dega. Kaip matėte, laidai elektros perdavimo metu buvo nenaudojami. Grafitas yra laidininkas, todėl jo gali tekėti elektronai, kurie ir užžiebė diodą. Antro bandymo metu mes bandysime įrodyti, kad mūsų kūnai gali būti laidininkai. Prašome vaikų nedaryti šio bandymo namuose, nes mes nežinome šio eksperimento poveikio žmogaus organizmui. Šiam eksperimentui reikės diodo, multimetro ir elementą, taip pat 2 žmonių. Dabar aš parodysiu, jog mano kūnai yra varža.
Matome varžą, bet ji yra labai didelė. Šio bandymo metu įsitikinome, jog žmogus taip pat yra laidininkas ir gali praleisti elektros srovę. Ačiū, kad žiūrėjote. Tikimės, kad pasisėmėte naujų žinių ir idėjų.